Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. 26 metų birželio 21 diena. Išvažiuojam į kelionę po Lietuvą. Bandysim nuvažiuoti per Birštoną, Vyžuonis, Onuškį, Rūdiškės iki Medininkų ir paskui Baltarusijos pasienį važiuosim link Druskininkų, jeigu tenai mūsų pasieniečiai nesustabdys ir neapgręš atgal. Ne, ir jeigu bus saugu. Važiuoja. Važiuok pirmas. Važiuojam link Birštono. Kelias puikus, oras taip pat puikus. Važiuojam biskį prieš vėją, bet vėjas silpnas, tai nieko nesijaučiau. Mes važiuojam gana lėtai, tai viskas labai gerai. Kol kas. Pradžia gera, pusė darbo. Privažiuojam Birštoną, nuvažiuosim pasižiūrėti bažnyčią, nors jau matę 100 kartų, bet vis tiek pasižiūrėti įdomu. Ir ant Vytauto kalno užlipsim. Turbūt jau kokie 2 metai nebuvom užlipę. Tai važiuojam prie bažnyčios dabar. Jo. Birštonas. 1529 metais Birštonas jau vadinamas miestu. Tada buvo ir bažnyčia. Apie 1655 metus bažnyčia sudegė ir jos vietoje buvo pastatytas kryžius. Šuniukai į bažnyčią neina. Vėliau pastatyta medinė bažnyčia, kuriai lėšų skyrė Prienų seniūnas Kazimieras Sapiega. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1909 metais. Prie bažnyčios šitos statybos dirbo ir mano senelis. Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių meistrų Jono Garalevičiaus pagaminti vargonai. Pas Birštono kleboną Jonį 56 metais apsigyveno iš įkalinimo Mordovijoje grįžęs Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis. 57 metais klebonijoje vyskupas Matulionis konsekravo vyskupu Vincentą Sladkevičių. Birštoną labai mėgo Juozas Tumas Vaižgantas. Prie Vaižganto, kartu su Vaižgantu. Džiaugiamės Birštonu. Važiuojam prie Birštono kalno. Vytauto kalno. Piliakalnio Birštono. O Jėzus. Ten važiuok pro tą. Kur? Čia? Pro tą, kur mergaitė tuo eina, tuo takučiu. Birštono piliakalnis vadinamas Vytauto kalnu. Apsigyventame pirmojo tūkstantmečio pradžioje, antrojo tūkstantmečio pirmoje pusėje pilis užėmė svarbią vietą ginant Lietuvos panemunes. 1382 metais jos gynėjai atrėmė kryžiuočių ordino puolimą 15 amžiaus Lietuvos didžiojo kunigaikščių pilis medžioklės dvaras. Nukalėpami Vytauto kalną. Aukštas tas kalnas Vytauto. O, atrodo, anksčiau ir nebuvo toks aukštas. Na, pagaliau užlipom. Gražūs vaizdai atsiveria nuo kalno. Nu, ką gali papasakot? Vytauto kalnas yra apipintas pasakojimais ir legendomis, įvairiais padavimais. Yra sakoma, kad čia po medžioklių ilsėdavęsis Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. 14 amžiaus pabaigoje ir vėliau piliakalnyje stūksojo tvirta, sunkiai paimama medinė Birštono pilis. Manoma, kad jinai gali būti vienaamžė su pirmąja Punios pilimi. Pilį supo gilios šaltiniuotos raguvos, pelkė, gilus griovys, pylimas
ir įtvirtinta Papilių gyvenvietė. Pilyje veikė LDK medžioklės dvaras, XIX amžiuje buvusi Birštono pilies vieta, žmonių vadinta Užkeiktų dvaru. Nuo seno žmonėse kalbama, kad čia yra paslėpta šitam kalne daug pinigų ir aukso. Vieną kartą piemenukai čia ganė gyvulius ir mėtė į kalne esančią kiaurymę akmenukus. Ir niekaip tie akmenukai nenukrisdavo iki galo. Tada jie nusprendė įlysti ir pažiūrėti, kas tenai yra toje oloje. Bet patys neišdrįso. Pasigavo patį mažiausią piemenuką, parišo virvę ir nuleido į vidų. Piemenukas nusileido, pamatė ant kraičių dėžės sėdinčią gražią mergelę. Jis įsikando ir norėjo bėgti. Bet mergelė sako, nebėk, tau nieko blogo nedarysiu. Juk tu ne pats atėjai, tave čia privertėti. Davė jam pilnus kišenius auksinių pinigėlių ir iškėlė į viršų. Piemenys pamatė, kad jis tapo toks turtingas ir patys nutarė nusileisti. Vienas nusileido ir jo niekaip draugai nesulaukė, kada galėtų iškelti. Galų gale ištraukė tik jo ranką. Pasukam į kolonėlę Birštono. Dasipūsim oro, nes čia labai gera kolonėlė. Rėnuose tai negaliu prisipūs. Tenai tik pučia iki 3,2 maksimum. Mums reikia bent 4,5. O čia labai puikiai pučia. Va, 3,5, mums reikia 4. O, labai gerai pripučia, staigiai labai. Op, op. Jok šitą rodys tik tai 2,5, a? Tu matai, kaip greitai išėjo oras. Čia prieš kokias 2 savaitės tik pūtėm. Tai dabar iki rublio. Kiek jau čia dabar tų valandų, kažkai? Nežinau, nežiūrėjau. Pažiūrėsiu. Pirma lygiai, be 1 minutės. O išvažiavom iš namų, kiek buvo? O, kad tai nežiūrėjau. Žiūrėjom tada, tu žiūrėjai. Kiek buvo? Beveik 11 buvo. Neužfiksavom. Bet tai jau buvo mūsų kepas dalytė. Privažiuojam paminklą liturė eurui. Šitas paminklas turi įdomią tokią istoriją. Istorija tokia, čia kažkada buvo tarybiniais laikais pastatytas tas apvalus toksai paminklas ir čia buvo užrašyta Nemaniūnų kolūkis. Kaip viskas tais laikais buvo iškraipoma ir naikinama, tai ir čia buvo pakeistas Nemajūnų kaimo pavadinimas į Nemaniūnus. O žmonės jį praminė Rublio. Ir buvo labai populiarus vardas. Jei kas kur atsitiko, prie Rublio tenai. Ir palauksiu tavęs prie Rublio, visi žinojo, kur tas Rublis. Ir kai ūkininkas atgavo, tikriausiai nežinau, kaip atgavo ar nusipirko čia tą žemę, tai jisai to Rublio nenugriovė, bet padarė litą, nupaišė litą ant jo. Ir nupaišė litą, aversą, o kitoj šalia pastatė dar vieną tokį patį reversą. O kadangi kai jau atsirado euras, tada jis padarė eurą ir litą. Gerai žmogus neištrynė iš atminties bent litų. O jų reversas yra vat iš šitos pusės. A, čia gal aversas šito. Net nežinau, kaip jie čia dabar vadinasi. Tai ten gera. Čia, tenai, čia reversas, ten aversas. O čia aversas iš kitos pusės reversas. Nu, biskį sukeitė vietų. Vieną iš vienos šonų pastatė, kitą iš kito. Važiuojam tolyn. Privažiuojam Geležūnus. Kaimas. Taip vadinasi. Suksim į kairę, per Bučiūnus ir link Vėžionių. Va. Nemajūnų amatų centras Geležūnuose. Čia sako, galima užsisakyti kugelį su ekskursija. Labai skanų kugelį iškepa. Taip, tikra tuose mes valgym, kada, neatsimenu, su maltiečiais gal. Tai atnešė tuose puoduose, špežiniuose ir krosnį kepa. Labai skanu. Gerai. Reikia atvažiuoti tada Tai čia reikia pavalgyti. užsisakyti, čia tau 2 nieks nekeps, reikia, kad būtų kokie bent 10 turbūt. Nu, ko gero. Tai taip 10 žmonių, taip. Pasirodo, ir Lietuvoje reiks montuoti padangą. Nuvažiavom nuo Prienų 19 km. Va. Ir pasakiau, irgi gerą, čia tokia buvom, gerą jau storą tą tvirtą padangą nusipirkę. Pernai kelionėje atlaikė Jurgiui
Šįmet Lietuvoje ne. Nu neaišku, kas yra, bet va svarbiausia, kad viską turim nukrausti. Nusiėmė kamerą Jurgis. Pučia ir dabar ieškosim, kur leidžia. Su dviem lopais kamera pasirodo, tai čia gali pro lopus kur leisti. O Žiūrėsim. tai yra žiūrėsim, ieškosim kur. Tai mes jau grįžom vėl į namus, nenusisekė va mūsų ratas, taip atrodo baisiai. Ėmėm remontuoti ant kelio, pripūtėm naują kamerą įdėję. Pripūst padėjo vienas sustojęs automobilio vairuotojas su mašininė pompa. Kiek supratom, pats važinėja dviračiu, todėl supranta, ką reiškia remontuoti dviratį ant kelio. Pripūtėm, bededant ratą į dviratį sprogų kamerą. Senoji taip pat neradom jokių skylių. Įdėjom seną, pripūtėm su pompa. Atvažiavom, grįžom iki Birštono. Lyg ir viskas neblogai. Birštone dapūtėm dar oro iki 4,5. Pavažiavom kelis kilometrus ir išėjo visai oras vėl. Grįžom namo, tai aišku, kur laukų sąlygom remontuoti, kur čia jau garaže. Bandysim žiūrėti, kas čia pasidarys tom kamerom, nežinau su kuo. Rytoj važiuosim iš naujo, nes dar šiandien pametėm va užpakalinį žibintą. Liko tik laikiklis. Čia jie labai prastai laikosi, kelis kartus jau buvau pametęs, ten vėlute priraišiau, nes tas laikiklis būdavo nukrenta. Tai dabar iš laikiklių tiesiog iškrito, reikės ryt nusipirkti. Nežinau, gal net ir pompukę reikės, nes labai prastai pompuoja šitą naują pompą. Na ką, išvažiuojam antrą kartą. Jau, dabar šiandien 22. 22 diena. Birželio. Nepasisekė vakar. Sugrįžom ir važiuosim toliau. Nusipirkau naują žibintą, užsidėjau, kur vakar pamečiau. Ir nusipirkau naują pompą. Tikėkimės, kad viskas bus gerai. Vedamės per tiltą, važiuojam čia šitą pusiau siaurą šaligatvis. Galim užkliūt važiuodami, tai persivesim. Ir važiuosim dabar tiesiai iki tos vietos, kur vakar pabaigėm. Liepos jau pradeda žydėti ir kaip kvepia, bet jau vakar kaip kvepėjo po lietaus, medum. Stumėmės į Birštoną, takeliu į kalną. Čia kažkada buvo kelias. Dar kartą važiuoju į šitą kolonėlę. Prisipūsiu pilnai oro, bet dar nepūsiu 4,5. Užpakalinį ratą, o tik tai 4. Viski sunkiau bus važiuoti, bet bijau, kad vėl nebūtų taip pat, nes įdėta kamera su lopu. Privažiuojam Rublį šiandien, bet dabar važiuosim jau ne kaip vakar, o važiuosim tiesiai plentu. Jo. Bus mašinų nemažai, kaip nors. Pravažiuosim kaip nors. Bus gerokai arčiau. Atvažiavom į tą vietą, kur vakar buvom. Kiek dabar valandų? 11:24. Tai čia šiandien suskaičiavus, kiek nes vakar neužnulinau, tai 52, o vakar buvo nuvažiuota 19, tai šiandien nuvažiavom 16,5. Atrodo, ratas nenuleistas, patikrysiu net. Ratas, gerai laikosi, viskas varom tolyn, pirmin. Sukam į Vėžionis. Pasukite kairėn. Kada susikūrė kaimas? 18 amžiuje. 18 amžiaus pradžioje? Jo. O 1790 metais užėjo maras ir visi žmonės išmirė. Jo. Vau, tai tik susikūrė kaimas ir po 9 metų išmirė visi. O 1861-1902 metais veikė slapta lietuviška mokykla. Pasukite dešinėn. Girdėjai, pasuk dešinėn į tą gatvelę. Negirdėjau. Čia dešinėn. Gerai, sukam dešinėn. Mokyklos gatve. Aha, tai į mokyklą važiuojam. Tai čia turbūt skaitosi kaip centras Vėžionių. Čia tai taip. Mumi pro centrą praves. Na, kur dabar veda kelias? Žiūrėt, reikiant telefoną. Pasukite kairėn. Kairėn. Kažin. Pasuksime kairėn, kad sako. Gerai. Pasukite dešinėn. Pasukti dešinėn mums nepavyks, nes čia yra akligatvis rauda už 500 metrų ir nieko gero. Reikia žiūrėti, kur mes važiuosim kitų kelių. Mes
suksim atgal, nes čia yra akligatvis. Bandysim važiuoti kitų kelių. Visai neblogas keliukas, tarkos nėra, Ne. viskis smėlis, čia mašinų visai nėra. Bet nuvažinėtas, matyti. Nuvažinėtas mašina, nežinau, tai čia mes turim privažiuoti Vanagėlius kaimą. Vanagėlius kaimą. Taip, o gal iš to kaimo čia žmonės važiuoja. Svarbiausia, kad kelias nuvažinėtas ir pirmyn juda. Ir nėra tarkos labai gerai. Ir nėra tarpų. Privažiavom. Pabaliai. Gandras pabaliuose vaikštų. Gandralizdis jau tuščias. Jau. O, sunkiai kyla žiūra. Gandras sunkiai. Aha. Daug varlių prirėjęs. Kas čia du meno kūrinys. Čia, žinok, praėjus liūtis ta pusė. Tai vakar, kai grįžus. Žmogus pasisodinęs medžio atrodo daug ir vis tiek pasodinęs dar jaunų medelių. Nu. Mes turbūt į tą debesį važiuosim. Mes atvažiavom sankryžą, kryžius ant sankryžos, o mums iš nugaros debesys eina ir pradeda lynuoti. Gal neinsilis, labai nenorėtum. Į dešinę? Į dešinę. O jau platesnė ir gatvė. Atvykote, sako, tai čia Taip, čia dabar, čia Vanagėliai. Vanagėlių kaimas. Butrimonės privažiuojam. Važiuosim į Butrimonių bažnyčią. Bent pasižiūrėti. Nu, ką papasakosi apie bažnyčią? Durys užrakytos. Pirmoji bažnyčia Butrimonyse pastatyta 1744 metais. O šita? O dabartinė bažnyčia buvo pradėta statyti 1906 metais, bet baigta tik tai 1926, kadangi statybas nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Buvo projekte numatyta 2-bokštė bažnyčia, bet vienas bokštas liko nesumūrytas. Tai jos Šventas Kazimieras. 1984 pastatyta, tai matai, dar rusų laikais. Nu, gražu, bet šitie medžiai, tai čia tikrai nelietuviški, nežinau. Keista. Kam prie bažnyčios nesodinti kažkokius medžius. Kai galima pasodinti liepas ar berželius. Paliekam Butrimonių bažnyčią, eisim, važiuosim į miestelį pasižiūrėti. Butrimonės važiuojam į centriuką miestelių, pasižiūrėsim, kaip čia atrodo. Matosi dar namai, kairiai raudonų plytų namas, aišku, čia kokio žydo buvęs. Kiek žinau, čia kaip ir daugumoje miestelių daugybė žydų buvo. Na fontanas. Aš jau niekur daugiau tokio fontanų nesu matęs. Tai va. O, ir čia vandenukų yra, matai. Ir čia vandens Aš galima. stoju. Kaip sakai? Ir čia galima vandens pasirodo. Prisipilti ir atsigerti. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto laikais Butrimonyse buvo įkurdinti totoriai, suformavę totorių vadinamą totorių priemiestį. Jie vertėsi daržininkystę. 14-15 amžiuje gyvenvietė kūrėsi prie svarbaus Vilniaus Punios kelio. Senojoje dalyje tai išliko gatvių tinklas, 3 pagrindinių gatvių sankryžoje yra vienintelė Lietuvoje trikampė aikštė. Vyrauja 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios vienaaukščiai mediniai ir mūriniai namai.
Aikštė yra apsupta 20 amžiaus pradžios pirklių ir amatininkų namų. Dar įdomu, kad per Valakų reformą 1557 metais išmatavus kaimą, kada tarp totorių priemiesčių ir kaimo išaugo miestelis, minimas nuo 1720 metų ir esantis dabartinio miestelio vietoje. Matome skulptūrą pastatytą Sendai Galvrojenski, pasaulyje ji tituluojama krepšinio motina, sporto misionierė. Ji padarė pradžią ir įtvirtino moterų krepšinį, suformulavo krepšinių taisyklės. Jinai gimė kaip tik Butrimonyse. Išvažiuojam iš Butrimonių, važiuojam link Onuškių. Jaukūs tie miesčiukai tokie. Butrimonai nes baigėsi, už 3 km Eičiūnai. Pažiūrėsime Eičiūnų koplyčią. Atvažiuojam į Eičiūnus. Eičiūnų koplyčią. Pažiūrėsim, bet tikriausiai uždaryta viskas. O, Adara. Ai, tu savo kaip gražu. Pasimt reikia šaunu. Eičiūnų koplyčia įkurta 1996 metais buvusiuose kultūros namų ir žemės ūkio bendrovės administracijos pastatuose. Tuo metu piniginių vienetų buvusiais pajais eičiūniškiai ir aplinkinių kaimų gyventojai išsipirko buvusį sovietinį pastatą. Pajininkai paaukojo 72 000 litų. Bendruomenės narių iniciatyvos ir aukų dėka prie koplyčios pastatytas didelis ąžuolinis kryžius, kaip atsiribojimo nuo praeities ir ateities vilčių simbolis, kurį padarė Algirdas Judickas. Jis taip pat išdrožė kryžiaus kelio stotis. Koplyčią papuošė dailininkės Leokadijos Belvirtaitės sukurtas Švenčiausios mergelės Marijos su kūdikėliu paveikslas. Koplyčia turi varpą, kurio skambėjimas kviečia tikinčiuosius į šventas mišias. Jis buvo nupirktas Kaliningrado srityje. Važiuodami keliu pamatėme iš akmenų padarytas skulptūras. Kažkoks žmogus padaręs. Viskai pavaikščiosim, pailsėsim, pasižiūrėsim. Vairiausių akmenų surinkęs ir sudėjęs. Čia kaip angelas, labai panašu į angelų skulptūrą. Čia tai kaip angelų, sakyčiau. Man irgi panašu į angelą. Ką tu linki? Dar atsigersim po gurkšnį, važiuosim toliau. Kažkur nelabai toli į Onuškį. Nurodė 19 km. 19? Tai gerai, tai čia netiek ir Tai daug. čia netoli tik tai tas kelias. Na, poilsis. Valgysim braškės. Va, braškės. Nutarėm biskį ir stipriau užvalgyti ne tik tai uogų, bet pasidarėm sumuštinukų. Kiek sakėjau, beveik 3? Nu, Bus jau 3 bus. tai visai užkasim neblogai, nes pusryčiavom ankstokai. Nu jo, prieš išvažiuodami. Taip. Ridikų turim. Arba duok čia kokį laišką. Man gerai ridikos. Užkandom biskelį. Važiuojam tolyn. Kelias puikus. Oras taip pat puikus. Ant sankryžos kryželis, ne koplytėlė čia. Kryželė apleistas. Prie Marijos kryželių. O prieky, va matai, sustojom prie Vilniaus apskrities, Trakų rajonas riba. Kągi, važiuojam Vilniaus apskritį, Trakų rajoną. Kaimo pavadinimas koks? Aleišiškės. Aleišiškės? Jo. Vaskūniškė. Nu dar datraukt Onuškį.
Jeigu ten, kur prie ežerų rastum poilsiavietę, tai visai būtų šaunu pailsėt. Vaickūniškės už 2 kilometrų Rėznyčia. Onuškis. Privažiavo Onuškį. Tai šiandien mums ir užteks. Čia dabar prie Onuškį ežerų radus kokią poilsiavietę, stovyklavietę. Tai būtų labai puiku. Nežinau, kaip pavyks. Nieko apie tai nežinau. Pagrindinė miestelio aikštė yra pavadinta Kipro Petrausko vardu. Ji, kaip matote, yra grįsta akmenimis ir čia vykdavo garsieji Onuškio turgus. Toliau 1926 metais statytą felčerio namą su iškeltu portiku. Dar yra įdomu, kad 1524 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis suteikė Jokūbui Kuncevičiui privilegiją steigti miestelį, rengti savaitinius turgus, laikyti smuklę, statyti karčiamas. Ir turgus vykdavo anksti sekmadienis. Gal mus tai čia Jėzus Kristus. Tam. Onuškio šventų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia. Minima pirmoji bažnyčia 1526 metais. Ir manoma, kad jinai 16 amžiaus pabaigoje priklausė evangelikams reformatams, o 1611 metais ji buvo grąžinta katalikams. 1823-29 metais dvarininko Šitkevičiaus rūpesčiu pastatyta dabartinė plytų ir akmenų mūro bažnyčia pagal Vilniaus arkikatedros pavyzdį. O, einam pažiūrėti, gal įeiti į vidų galima bus. Pamaldos čia vyko lenkų kalba, gyventojai prašė lietuviškų pamaldų, tačiau 1832 metais vyskupo paskirta komisija nustatė, kad parapijiečiai namuose kalba lietuviškai, bet meldžiasi lenkiškai. Todėl lietuviškos pamaldos yra nereikalingos. Jos tik iš dalies pradėtos nuo 1893 metų. 20 amžiaus pradžioje čia vargoninkavo Kipras Petrauskas. Graži bažnyčia. Onuškis baigėsi, važiuojam tolyn, nes prie Onuškio ežero nėra kaip privažiuoti. Klausim pardavėjų. Tai dar važiuojam čia už 4 km prie kito ežero. Yra poilsiavietė, bet sakė, šiandien ją neįleidžia įvažiuoti, nes ruošiasi rytdienos joninėm. Bandysim vis tiek kažkaip įvažiuoti, nes neturim kur statytis palapinį. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Radom puikų paplūdimį, poilsiavietę. Bet čia, kaip sakė, nelabai norėjo įsileis mus, kadangi, sakėm, statysim palapinę, norim statyti, o čia jau rytoj ruošiasi šventė. Bet mes pažadėjom, kad ryte išvažiuosim, iš tikrųjų taip ir bus. O jie švęs tik vakare, tai mums čia labai puikia vieta, va. Čia pasistatysim palapinę, čia bus ir atsisės pavalgyti, galėsim įsivirti kažką, tai kefyro turim, a Jėzau, kaip gerai. Dar galima nueit bus ir pažuvauti, bet baisiai vėjas didelis, bangos didelis, bet pažiūrėsiu dar, kaip sumažės čia besimaudančių. Gerai, einam tada, statom staigiai palapinę. Mūsų palapinukė jau stovi. Pirmą kartą statėmės naują palapinę, tai čia ilgai mes užtrukom. Bet mums pagal viską vienu kuoliuku trūksta, bet nieko, medinį smėgim. Va, turim svečią, gal čia šeimininkas, bet svečiai va, atėjo ir prigulė. Laimutė užkandžiauja. Ką tu čia valgai? Kornį. Kornį, nu kažkokį saldainį. O aš einu išgerti kefyro. Skanu. Gerai. Nutarim šiandien nevirt. Va, lašinukų turim. Duonukės turim. Čia va, mano guli kefyras. Aš jį išgersiu. Duonukės jau dar turim. Turim Visokių žalumynų. Žalumynų. O mes čia dabar valgysim svogūnus. Nugi kas papuls, kas ką nori, tas tą valgo. Špinatus reikia pirmiausia. Špinatus pirmiausia, beje labiausiai vyks. Jo. Gerai. Gerai.
valgysi. Skanaus. Radai supjaustytų lašinukų. Tai gerai, pasisekė. Sakė, ponia nevalgys, bet kažkaip tai susigundė ir jau dabar, atrodo, pilna burna valgo. Ir kotletus. Čia kur Pusę. atsivežė. Kad nesugestų pusę. Jau ką? Ai, Katinas katinėlį. Jau 8 valandos eina miegot, nors čia aplinkui dar gana triukšminga, čia šalia tokie kaimynai atsirado alų begeriantys vietiniai, labai jau linksmi. Bet nieko, čia mes kaip nors įsimiegosim. Šiandien mes nuvažiavom, taip, 97,78 už 2 dienas, tai minus 34,5, tai bus 63,28 kilometrų. Vidutinis judėjimo greitis irgi už abi dienas 11,2, tai visai didelis, nes vakar tai mes stūmėmės, labai jau vakar negreitai buvo, šiandien mes tik pakėlėm tą vidurkį. Tai va tiek, dabar eisim miegot, labanakt, iki ryto. Kaime buvo tik 4 sodybų su 23 gyventojais ir 2 smuklės su 7 žydais.